Dabar visiems skeptikams, kurie sofos ekspertams pasakysiu, noriu parodyti, kaip plovas byra. Pasimėm ir jisai byra, matot, nesulipęs jokia košė. Tiesiog byra plovas, ryžiai savo atskirais, po vienetuką, kaip sakant, byra. Gerai dedamės lėkštą ir to jau paragausime. Sveiki bičiuliai, šiandien įdomus receptas mūsų laukia. Plovas, vienas sudėtingesnių receptų, turbūt visiems sunku jį pagaminti yra, kad plovas atrodytų teisingas, skanus ir gražus. Na, jeigu nesigaus, tai turbūt šitą receptą į savo YouTube kanalą neįkelsiu, bet jeigu gausis, tai tikrai išvysite ir jūs. Pirmiausiai paruošime mėsą, pjaustome vieno kąsnio gabaliukais. Šiandien mes naudosime veršienos mėsą. Taip pat noriu priminti, kad plovas yra gaminamas arba su aviena, arba su jautienos mėsa. Gink dieve, ne su kiauliena. Su kiauliena tai yra jau čia tikrai ne uzbekų patiekalas. Atėjo laikas supjaustyti svogūnus. Jeigu paklausite apie proporcijas, tai trumpai pasakysiu. Proporcijos labai paprastos pas mus. 800 gramų mėsos, 600 gramų ryžių, 300 gramų svogūnų ir apie pusę kilogramo morkų. Mes tokių proporcijų laikomės, gaunasi tikrai skanu. Svogūnus pjaustom pusiau žiedais. Pjaustome morkas, priminsiu, pjaustome šiaudeliais, nežinau, jūs galite kaip norit pjaustyt, mes pjaustom taip, morkų 500 gramų. Viskas čia elementaru. Dabar atsakingas momentas, paruošime ryžius gerai išplovėme. Kokį 10 kartų po šiltų vandeniu. Dabar užpylėme vandeniu, kurio temperatūra 60 laipsnių ir įdėsime kelis šaukštus valgomosios druskos. Ir paliksime kokią valandai maždaug. Jūs būtinai parašykite savo receptą, kaip ruošiate jūs ryžius. Pamaišome ir paliekame. Tiesa, dar reikia uždengti medinių kokių nors dangčių, kad vanduo mūsų greitai neatšaltų. Na ir viskas. Įkaitinam kazaną, pilame aliejų, palauksime, kol įkais aliejus. Aliejus mes daug nenaudosime, kiti labai daug pila aliejus, mes labai riebiai nemėgstam. Nu ir laukiam, kol įkais aliejus. Na, tikrinam aliejų ar įkaito. O, man atrodo kaip tik aliejus įkaitęs. Ir dabar leisime mėsos gabaliukus. Primenu, kad naudojame veršieną. Turbūt viena skaniausių mėsų, bent jau man. Sudėjom gabaliukus mėsos, lengvai pamaišome, kad jie apskrustų iš visų pusių. Nu, šitas procesas yra paprastas, elementarus, čia turbūt ir pirmokas, naujokas, kazano mėgėjas tą padarytų neblogiau nei mes. Karts nuo karto vis pamaišom, kad mėsytė gražiai apskrustų, kad visas sultinys viduje užsifiksuotų.
Nu, žiūrėkit, mėsytė mūsų apskrūdo gražiai. Dedame svogūnus. O kvapas svogūnų mėsos čia fantastika. Na ir kepsime, kol svogūnai pageltonuos. Ne paruduos, o pageltonuos. Bičiuliai, svogūnai jau pasiekė mūsų reikiamą spalvą. Tikrai pasitenkit juos nesudeginti, nes tikrai tai skonio plovų nepridės. Iškepus svogūnams aš pradedu naudoti prieskonius. Kokia eilė naudoti prieskonius, čia jau jūs patys spręskit. Aš įsikio dedu druską, pipirus, kuminą, raugerškį. Toks sunkus pavadinimas šitų uogų, man vis jisai po truputėlį užsimiršta. Na, čia viskas turbūt paprasta, elementaru. Na, aišku, ant galo dėsiu morkas ir visą tą skonių pasaulį leisiu susiženyti. Ant galo įpilam šilto vandens, kad apsemtų morkas. Iki šio momento yra viskas elementaru, nes visas šokis prasidės su kardais, kai mes dėsime ryžius. O štai ten tai reikės labai būti atidiems ir nesugadinti plovo, nes tiesiog plovas gali pavirsti košę. Na, dabar dėsime dar česnakus. O čili mes dedame meksikietiškus čili pipiriukus, jie labai aštrūs yra, tai daug nedėsime jų. Svarbiausia, jų nereikia smulkinti. Tomai, tau linkėjimai, tau pipirai iš Meksikos. Ir pusvalanduką virsim. Temperatūra sklendės ant minimumo. Kol mūsų zervakas verda, mes paruošime ryžius, tiksliau išplausime paskutinį kartą. Dedame į indą, kiaurą ir plaunam su karštu vandeniu. Na, mūsų zervakas išveria, išimam čiliakus ir česnakus. Kaip skaniai kvepia. Ir dabar dėsime tolygiai ryžius vienu sluoksniu. Gražiai, neskubėdami. Ir išlyginam taip, kad būtų lygus paviršius. Na, dabar įpilsim trupučiuką vandens, kad vos apsemtų ryžius. Daug vandens tikrai nereikia. Va. Ir tegul mūsų ryžiai verda. Atidarome prabėgus keliom minutėm ir atsargiai viršutinį sluoksnį švelniai perverčiam. Dabar stengiamės išgarinti visą vandens perteklių. Kad ryžiai įgautų dūmo skonio, mes įmėsime rūkymo drožlių kaladėlę. Rūkymo drožlių, sakiau.
Nu, žiūrėkit, mūsų vanduo išgaravo, dabar sustumėm švelniai visus ryžius į vidurį. Nežinau, kaip čia mums gausis. Nieko nesumaišom, viską paliekam kaip yra. Nieks neprikibo. Dūmas yra dūmas, būtinai dūmas, kvapelis yra, kad būtų laužo skonis. Dabar paskui dar sudėsime česnakus ir čilį ant viršaus ir uždengsime bliūdeliu, kad ryžiai subręstų. Žinokit, aš nesu plovo meistras, daug komentarų gaunu, daug pastabų, bet aš gaminu ir kaip gaunasi, taip dalinuosi su jumis. Tikiuosi, kad šį kartą gausis man visai neblogai. Ir uždenkime bliūdeliu. Taip. Ir uždengiam ir uždarom kepsninę ir dar porą minučių. Nu viskas, baigėsi mūsų vargai. Aš manau, kad plovas mums gavosi puikus. Bliūdelį nuimėm, keliausime prie stalo. Dar leisiu truputėlį plovui pasibrandinti tiesiog. Nu ką, išimam ir susitinkam prie stalo. Dabar visiems skeptikams, kurie sofos ekspertams pasakysiu, noriu parodyti, kaip plovas byra. Pasimėm ir jisai byra, matot, nesulipęs jokia košė. Tiesiog byra plovas, ryžiai savo atskirais, po vienetuką, kaip sakant, byra. Gerai dedamės lėkštą ir to jau paragausime. Nu, žiūrėkit, įsidėjau plovų, norėjau sakyti ryžių. Ragauju. Karšta, aišku. Va toks plovas, kokį aš mėgstu. Ryžiai nesulipę, viskas skanu, idealu. Daug nebešneku. Šeima nori valgyti, jums visiems gero plovo, dalinamės, komentuojame, iki laukit naujų vaizdo įrašų.